Galinga, tai yra jėga. Ir skiriai iš tikrųjų konsolidavosi. Kai kurie iš jų prieš keletą mėnesių įsisteigė, nepaisant visų kliuvinių, kurie buvo mums daromi. Dabar jau skaičiuoja šimtais savo narius ir rimtai nusiteikia ne tik dalyvauti rinkimuose, bet ir laimėti. O altruizmo šiuo atveju yra turbūt daugelį iš mūsų kaip savaime suprantamas gyvenimo būdas, kaip savo galimybių, savo patirties, savo žinių panaudojimas, kad jos netrūnytų be panaudojimo, kad jos padarytų naudingą darbą žmonėms, padarytų naudingą darbą valstybei. Ir iš tikrųjų jūs girdėjot, kiek daug idealizmo, kiek daug geros valios ir išmanimo, ir išradingumo yra pasisakymuose mano kolegų, Liaudies partijos skyrių vadovų, kurie eina į rinkimus ne tik, kad išbandyti savo jėgas, bet iš tikrųjų dešti savo indėlį į savo rajono, savo miesto gyvenimą. Ir aš tikiu, kad jiems turi pasisekti. Jeigu žmonės galvos apie tai, kam patikėti savo rajono ar miesto likimą, jie negalės nepastebėti tų, kurie ateina su gera valia ir išmanimu. Bet kas čia nutiko, kaip čia įvyko, žmonės lik ir buvo nusivylę rinkimais, kurie sakydavo, mes neisim, vis tiek nieks nepasikeis. Ir dabar čia užgirstu iš vieno, iš kito lūpų, kad nedalyvavimas politikoje yra jau politika ir kad tas Lietuvos liaudies partija, tai ką, jinai liaudė pakėlė? Aš manau, kad daug kur taip. Ten, kur buvo aktyvių žmonių, įtaigių, išmanančių ir įrodančių, ką jie sugeba daryti. Pažiūrėkit, kad ir Ukmergė. Prieš keletą mėnesių mes neturėjom skyriaus. Kūrėsi jie, turėdami jau 70 žmonių. Šiandien jie artėja prie 200. Ir žmonės tiki jais, nes jie nekalba tik tai, ne tik, sakysime, gražiais žodžiais žmonės guodžia. Ir ne tik pažadais juos vilioja, bet jie kalba apie realius darbus, kuriuos jie jau ir dabar daro. Todėl žmonės tiki. Žmonėms visada reikia vilties, žmonėms reikia kibirkštėlės tikėjimo. Ir kai jie pamato toje aplinkoje, kur jie gyvena, žmonės dorus, su entuziazmu, su iniciatyva dirbančius visiems, jie be abejo eina kartu. Dauguma partijų atstovauja partinius interesus. O Lietuvos liaudies partija, kieno interesus? Mes taip pat atstovaujam partinius interesus, bet mūsų partinis interesas tai yra Lietuvos sėkmė, geresnė Lietuvos ateitis, kad Lietuvos žmonės neišsivažinėtų. Mes esam liaudies partija, o liaudis tai jėga.